Sveiki visi. Prasieisiu šiandien per mažą gabaliuką savo kiemo ir parodysiu, ką darau, kad būtų kuo mažiau pjaunamos žolės, kad būtų kuo didesnė įvairovė, kad galėčiau sau leisti nepurkšti sodo ir augalų, nes šventai esu įsitikinusi ir jau tai pasitvirtinau savo kailiu, kad vienam kenkėjui tikrai yra 4 geriečiai kieme, kurie gali juos sunaikinti, tik tai mums reikia turėti rinkilų, kuriuose gyvena paukšteliai, ir turėti maisto. Nes maisto tai ta prasme, kad nėra gerai, jeigu apskritai nėra jokių kenkėjų kieme. Nes jeigu jų iš viso nėra, tai nėra mūsų siekiamybė, nes vadinasi tas gerietis, vabaliukas ar ten boružėlės lerva, jinai neturi ką valgyti. Tai nereikia bijoti kažkokio tai kiekio kenkėjų, nes jie yra maistas geriečiams. Tai nenupurkškim visko, neišpurkškim taip, kad nebūtų maisto. Kitas dalykas, tam, kad kuo mažiau reikėtų purkšti augalus ir nuo ligų, ir nuo kenkėjų, vienareikšmiškai turi būti stiprus augalas. Tikrai pagal save jau tai pasitvirtinau. Jeigu tik tai augalas auga netinkamai dirvoj, netinkamai augimvietėj, jis yra silpnesnis, jį visada kažkas atsiras, kas puola. Tiesiog gamtos dėsniai. Tai aš, sakykime, savo smėlį, žvyrą bandau ir bandžiau jau kuris laikas mulčiuoti, kad kuo geresnė būtų dirva, kuo stipresni būtų augalai. Ir dar vienas dalykas, mano tvara išvirto, reikės ją pastatyti. Ir tai va, pas mane, žodžiu, mulčiuko, viskas, ką įmanoma, pilų mulčiuoju ir taip toliau. Ir ten, kur man netrukdo, nes kiti būna, taip irgi pasako, kad aš esu už tai, kad neskusti ir nepjauti visos žolės, bet pasirodysiu. Taip, kieme gabaliukais, čia va išaeruotos, neišaeruotos, išskarifikuotos vakar va štai tokios krūvos šieno. Turiu pjaunamos žolės, kur vaikai žaidžia ir futbolą ir taip toliau, bet balansas yra tas, kad ten, kur mano vaikai nebelaksto ir nebežaidžia, štai tokie yra ir dilgėlynai. Ir jie yra paliekami. Ir čia visiems vabžiam, apdulkintojam ir taip toliau yra gėris ir rojus. Ir tokių miškų pas mane aplinkui yra daug. Ir ten jau neršia, auga ir dauginasi, kas tik nori. Ir tai taip pat yra maistas geriečiams, kurie naikina blogiečius, vadinkim, mano kieme. Tai norint susikurti šitą balansą, jis neateina greitai. Pirmas, ką aš tikrai rekomenduoju, tai sodintis augalus į tokias sąlygas, kad jie būtų maksimaliai stiprus. Ir jeigu jie bus maksimaliai stiprus, tai patikėkit, tuomet niekas jų ir nepuls. Ir neišsišvarinkim, neišsičiustinkim, nebijokim gabaliuko saujelės tų blogiečių, nes jie bus maistas kitiems. Čia mano gėlynas irgi, net ne gėlynas, pomedžiuose niekas niekada neaugdavo, nes tamsu, nes samana. Ir šiemet eksperimentinis gėlynėlis padarytas, bet apie jį jau kažkada kitą kartą. Tai sėkmės visiems!